Parduodu laivelį, 5 metus turėjau, praplaukėm čia pas save upėj. Vieną kartą buvo dar biškį jūroj. Jokių numerių nėra, registracijos nėra, kadangi su elektriniu motoriuku, skaitos kaip pirkinio valtis. Kas nori, tas gali plaukiot. Ant etiketėj čia rašo, kad čia yra Primary Yacht Fisher 480 500 kg. Parduodu su arba be elektrinio motoro. Mano pirmas čia buvo Torqedo 1003. Daug akumuliatoriai būtų. Esu pridaręs tokią kojelę. Čia ta koja paprastuoju būdu galėtų jungti benzininį. Dabar per šitą kojelę vairuoji su vairu motorą. Čia, kaip sakoma, gazų padeda. Ir jisai plaukia ant elektros. Taip, dabar, kadangi ten yra dabar tas privarytas, vairas sukat, jisai gražiausiai sukinėjasi. Dabar kas belieka, taip, reiškia aparatūra, ten kaip paprastas Sony magelis su 2 kolonėlėm, skirtas laivams, parduodamas, kartų komplekte. Akumuliatorių turėsite turėti savo, čia paprastas įdėjot pliusą minusą pasijungit. Taip, stovi, perikurkė, jeigu kažkokios, yra raktelis, pasukom. Rodo, kiek akumuliatorius yra. Labai geras garsas, atrodo, kad daug bosom. Čia tas priekinis fasadas gali simti. Matomas geras dalykas, jeigu lyja, jūs galite užsidėti. Čia yra dar mėgama vieta. Daiktadėžių ten tiek į tiek. Tai jūs dabar, jeigu su tuo varikliu, kas gaunasi, aš antro neturiu, apie 200 eurų kainuoja. Tai tiesiog čia pasijungia, čia reikėtų